22 metų pabaigoje, jau kai gydymo įstaigos lyg ir buvo vienas juridinis asmuo, buvo priimti tikrai neteisingi, bet galimai ir neteisėti sprendimai, neproporcingai padidinti darbo užmokestį viename iš tuo metu dar filialų, kurie susijungė į vieną ligoninę. Ir manome, kad tai yra sritis, kuri tikrai reikalauja teisėsaugos dėmesio, įvertinti, kas buvo vis tik atsakingas, kas priiminėjo ir kaip priiminėjo tos sprendimus, kurie lėmė po to ir finansinę žalą, kuri vis dar tebesitęsia jau šioje reorganizuotoje gydymo įstaigoje. Pirmiausia yra dabartinės finansinės situacijos stabilizavimas. Mes kalbame apie pajamų ir išlaidų stabilizavimą ir ką mes šiandieną matome, kad jau po rytojaus datos išlaidos šitoje gydymo įstaigoje reikšmingai mažėja, tuo tarpu pajamos per pastaruosius 9 mėnesius po truputėlį auga ir spalio, lapkričio mėnesiais mes turėsime išlaidų ir pajamų kreivių susikirtimą ir gydymo įstaiga pradės dirbti į kaip sakant, pliusą. Tai čia yra viena vieta. Tai šitoje vietoje, kalbant apie reorganizacijos kontekstą, Sveikatos apsaugos ministerija kalba apie pagalbą gydymo įstaigai išeitinių ir atostoginių aspekte, kuomet mes kalbame apie darbuotojus, kurie nutraukia darbo sutartis. Tai čia viena dedamoji. Kita dedamoji yra įstaigos plėtra. Tai natūralu, kad kaip Klaipėdos, kaip universiteto ligoninė įdeda tik pirmus žingsnius, kai mes lyginam su kitomis universiteto ligoninėmis Lietuvoje, tai natūralu, kad plėtrai, paslaugų apimčių didinimui, kokybės gerinimui reikalingos papildomos investicijos į infrastruktūrą, medicininę įrangą, informacinės technologijas. Tai tam labui Sveikatos apsaugos ministerija yra jau įsipareigojusi apie 40 milijonų skirti, kurie be abejo ateis palaipsniui per keletą artimiausių metų. Ir natūralu, kad gydymo įstaiga taip pat yra diskusijose su ir tarptautiniais partneriais, kuomet stengiasi sudėlioti ilgalaikę strategiją, kaip vakarų Lietuvoje turėtų būti teikiamos paslaugos. Natūralu, kad tai jau yra tolimoji perspektyva, nes matyt, Roma taip pat nebuvo pastatyta per vieną dieną.